šiaip, manau, sunki kova, manau, matosi rezultate, bet stengiamės iš visų, kad baigti tą seriją greičiau ir nereikėtų mums grįžti atgal į Vilnių. Ar Klaipėdos Neptūnas dar kažko nustebina, kada tiek kartų tarpusavyje žaidžia šiame sezone? Žinot, kiekvienas varžybas kažkas išlenda naujo, mes bandom vienas kitą apžaisti, tai kiekvieną kartą kažkokią mini staigmenėlę pateikia. Neatlikom savo uždavinių. Visiškai kitaip atrodėm negu pirmoji pusė. Tai išėjom be energijos, nežinau kodėl, bet reikia žiūrėti video, kažką vis tiek analizuoti ir ruoštis trečiadienį, pamiršti šiandienos varžybos, serija nebaigta. Mėginsim atvažiuoti čia ir žiūrėsim, kaip bus. Kas tavo akimis dabar bus svarbiausia siekiant dar kartą grąžinti seriją čia į Aktiv Vilnius areną, be tos jau mūsų paminėtos energijos paieškų? Aš manau, tiek mum, tiek kibirkščiai detalės. Yra vis tiek jau finalinė stadija sezono ir laimi detalės dažniausiai. Tai jeigu tu jų neatlieki, tai būna, kaip sakoma, pravalas. Tai mes realiai šiandien neatlikom jų, tai dėl to ir, manau, toks yra rezultatas. Aišku, ir energijos pritrūko, bet kai atrodo viską atiduodi, biškį apinda. Kiek Mariai netektis įtakoja taip pat finalo serijos eigą tavo akimis? Labai įtakoja, vis tiek 11-12 žaidėjas, nesvarbu kas, visada įtakoja. Komanda yra padaryta, sustatyta kaip yra. Ir kiekvieno žaidėjo netektis, kad ir išeina 10 sekundžių, 30 minučių, vis tiek duoda savo. Tai tikrai tas įtakoja, ta mūsų rotacija sumažėjo, nes mes likom su mažesnė rotacija. Aš grįžtu vėl į savo kaip ir poziciją, ten rotuojus ties skirtingom pozicijom. Trūksta tas energijos irgi, tai jinai vis tiek toks kaip cisko užsiveda ir gali ten visas apibėgti 10 kartų. Tai tikrai trūksta, bet mes negalim nieko pakeisti, kaip bebūtų gaila, turim žaisti toliau. Ir pamiršti šitas varžybas, gerai, kas buvo, tas pražuvo ir pasiruošti trečiadienį, trečiadienį varžybom, pailsėti, išanalizuoti ir ateiti susikaupus 40 minučių, jeigu reikės 5-50 ir žaisti savo žaidimą ir mėginti iškovoti pergalę ir atvažiuoti čia. Grįžai po kelių savaičių pertraukos ant parketo ketvirtadienį, kur atrodė gal fiziškai kiek ir nelengva, bet šiandien spindėjai aikštelėje. Kokia tavo pačios asmeninė, individuali savijauta? Ta prasme, galėjau su nuliu kaip iš viso nežaisti kaip pirmas varžybas ir kad mano komanda pergalę paimtų. Man tas asmeniniai rezultatai man jau tokiam karjeros kaip ir link galo einant man jau nebesvarbu, aš noriu vis tiek laimėti. Ir man dabar svarbu laimėti 2 varžybas iš eilės, jeigu aš išeisiu su 0 taškų, su naudingumu 5 ir mano komanda laimė, aš kiekvieną kartą paimsiu tokią pergalę, vietoj to, kad aš nežinau, kiek aš turėjau taškų, bet mano komanda pralošė. Tai man komandos rezultatai yra aukščiau mano asmeninių.